Sveiki, su jumis laida LT Kampas ir aš politikos aktualijų žurnalistė Liudmila Petrakova. O šiandieną su mumis Laisvės partijos narys Tomas Vytautas Raskevičius. Sveiki. Labadiena, dėkoju, kad pakvietėt. Taip, tai Tomai, pradėkime mūsų pokalbį nuo aktualijų. Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Tačiau iki šiol nėra reglamentuota tai atskirų įstatymų ir jūs šią savaitę su Laisvės partija pranešėte, kad 14 tos pačios lyties šeimų kreipiasi į antstolius ir jie prašys teismo skirti piniginę baudą Teisingumo ministerijai už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną. Tai kodėl nusprendėte imtis tokios iniciatyvos, kurią ir koordinuojate? Tai galbūt pradėsiu nuo keletos faktų. Kaip jūs teisingai pastebėjote, jau 25 metų balandžio mėnesį Konstitucinis teismas įpareigojo įstatymų leidėjus sureglamentuoti partnerystės institutą. Tai jau nuo to laiko turime praėję daugiau negu 1 metus. Ir per šiuos metus valstybės institucijos, ne tik Seimas, bet ir Teisingumo ministerija nepadarė absoliučiai nieko, kad teisinis reglamentavimas būtų šioms šeimoms aiškesnis. Per šiuos metus beveik 50 porų kreipėsi į teismą ir pripažino partnerystę teismo keliu. Apie 20 tokių sprendimų jau yra įsiteisėję. Tai reiškia, kad jie yra galutiniai, galiojantis. Ir tose sprendimuose teismas nurodo padaryti 2 dalykus. Tai visų pirma, tarp 2 asmenų pripažįsta egzistuojant partnerystę ir tada Lietuvos Respublikos valstybei, kurią tose bylose atstovauja Teisingumo ministerija, nurodo įregistruoti tą civilinės būklės aktą. Tai reiškia, kad būtų galima laisvai disponuoti tiek sveikatos gydymo įstaigose, tiek tvarkant paveldėjimą, tiek nekilnojamą turtą. Tai nuo 2025 metų pabaigos, kai Teisingumo ministerijai pradėjo vadovauti Rita Tamašūnienė, ji ne tik, kad pradėjo skųsti teismų sprendimus, tai reiškia, dalis sprendimų yra įsteisėję, bet tie, kurie ateina naujai Teisingumo ministerija, juos skundžia, bet ir piktybiškai nevykdo šių teismų sprendimų įsteisėjusių, tai reiškia, neįregistruoja partnerystės civilinės būklės akto. Tai Laisvės partija, neturėdama nacionalinės politikos svertų, bet turėdama gerą teisinį išsilavinimą ir supratimą, ieško įvairių būdų, kaip toms šeimoms, kurios yra pripažinusios partnerystę teismo keliu, padėti. Ir kadangi Teisingumo ministerija nevykdo sprendimų, mes praėjusią savaitę kartu su 14 porų, jau dabar turime šiek tiek nedaugiau, kreipėmės į antstolius, kad jie išieškotų iš Teisingumo ministerijos sprendimų vykdymą. Bet šiaip situacija yra, nežinau kaip ją pavadinti, ironiška, fantasmagoriška. Įsivaizduokite, teisinėje valstybėje Lietuvos Respublikos piliečiai antstoliams priduoda teisingumo, ne ką nors kitą, bet Teisingumo ministerija, kad jinai įvykdytų teismo sprendimus. Man atrodo, tai kelia labai rimtų klausimų dėl Teisingumo ministerijos ir Teisingumo ministrės tiesiogiai tiek kompetencijos, tiek politinės atsakomybės. Tai apie Teisingumo ministeriją dar šiek tiek pakalbėsime, tačiau bendrosios kompetencijos teismas jau paskyrė pirmą baudą, ministerija turės mokėti po 10 eurų per dieną, kol neįgyvendinamas teismo sprendimas. Ar tokia suma yra pakankama paskata vykdyti teismo sprendimą? Tai ačiū, kad atkreipė dėmesį į šį aspektą. Tai maksimali bauda už teismo sprendimo nevykdymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra 300 eurų už dieną. Teismas šitoje pirmos instancijos teismo nutartyje, jinai dar galės būti skundžiama ir net nebejoju, kad bus skundžiama, atsižvelgia į tai, kad tai yra pirma byla arba pirmas atvejis, kai Teisingumo ministerija nevykdo savo įsipareigojimų pagal priimtą teismo nutartį. Tai aš net nebejoju, kad daugėjant tokių kreipimusi ir teismai vertinant ministerijos neveikimo sistemiškumą, baudos bus skiriamos didesnės. Kokios jos galėtų būti? Tai kaip ir minėjau, maksimali suma yra 300 eurų per dieną, tai tiek teikdami apeliaciją, tiek tenkindami kitų 14 porų lūkesčius, bandysime pasiekti, kad bauda būtų kaip galima skirta kaip didesnė. Ir to paprasčiausiai reikia tam, kad jeigu ministerija neturi politinės valios vykdyti konstituciją, gal tiesiog reikalavimas susimokėti iš savo pačios kišenės ministerijai taps papildomu argumentu. Ir Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė jau informavo, kad ministerija skųs teismo nutartį, kuria buvo skirta bauda. Akcentuoja, kad dabar teismo sprendimo įvykdyti neįmanoma, būtent dėl registravimo partnerystės, kad tam reikia įstatymo. Kokius konkrečius žingsnius ministerija šiuo metu jau galėtų padaryti, nelaukdama naujo įstatymo priėmimo? Tai ministrė taip teigdama meluoja.
Ministerijai vadovaujant ministrui Mockui, ministerija buvo parengusi partnerysčių registravimo tvarką per vedybų sutarčių informacinę sistemą ir teikdama atsiliepimus teismui partnerystės bylose labai aiškiai nurodė, kad iki 25 metų gruodžio 1 šitą klausimą sutvarkys ir išspręs. Pasikeitus politiniai vadovybei, staiga pasikeitė politinės ministerijos valia ir nuo to, kas buvo įmanoma ir labai aišku, kaip padaryti, staiga tai tapo neįmanoma. Man atrodo, kad ministrė tiesiog tokiais argumentais bando pridengti savo ideologinius įsitikinimus. Manau, kad ministrė yra būdingos homofobinės pažiūros, ji tą nekartą yra išreiškusi viešojoje erdvėje ir tokiu būdu jinai bando, tiesiog apkraudama teismus, ignoruodama Konstitucinio teismo sprendimą ir papildomai apkraudama teismus, kažkokius realizuoti savo ideologinius įsitikinimus. Manau, kad teisiniai valstybei tai yra nepriimtina. Na ir žinot, aš suprantu, kad ministerija labai daug investuoja laiko, pastangų, žmogiškų išteklių, tampydama Lietuvos Respublikos piliečius po teismus, bet kaip ir parodė registrų centro istorija, tiesiog ministerija atsisako vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, nes būtent Teisingumo ministerija turėjo informuoti tos žmonės, kurių duomenys buvo nutekėję, tai jai priklauso pagal įstatymą šitą pareigą, jie to nevykdė. Tai aš tikrai šiandien labai rimtai keliu klausimą dėl Teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės gebėjimo eiti Teisingumo ministrės pareigas. Aš manau, jinai nėra nei tinkama, nei kompetitinga šioms pareigoms. Bet ką ministrė ir labai dažnai akcentuoja, kad vis tiek galutinį sprendimą dėl partnerystės turės priimti Seimas ir kad Seimas turi paruošti tą įstatymo projektą. Aš su jumis sutinku, bet jeigu sugrįšime vėl į 25 metų balandžio mėnesio Konstitucinio teismo sprendimą, ten yra labai aiškiai parašyta, kadangi įstatymų leidėjas neveikia jau 20 metų, tai pažeidžia teisėtus Lietuvos Respublikos piliečių lūkesčius ir tol, kol Seimas priims įstatymą, šitą teisę pripažinti partnerystę ir įpareigoti ją registruoti yra perduodama bendrosios kompetencijos teismui. Tai ministrė argumentuoja apie tai, dėl ko Konstitucinis teismas jau pasisakė ir ministrės pareiga yra neaptarinėti Konstitucinio teismo sprendimą, o jį vykdyti. Ką jau ir anksčiau užsiminėt, kad sprendimus įregistruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę Teisingumo ministerija aukštesnės instancijos teismui yra apskundusi 4 kartus, ir prašydama atidėti būtent registravimą. Kaip Jūs vertinate tokį žingsnį, nes motyvuojama tai, kad nėra to teisinio reguliavimo, kad yra tų teisinių neaiškumų, būtent pačiai ministerijai kyla. Ar visgi Jūs veikiau įžvelgiate kaip bandymą atidėti tuos sprendimus? Absoliučiai vertinu tai kaip bandymą vilkinti teisinio aiškumo ir partnerystės pripažinimą Lietuvos šeimoms. Iki Teisingumo ministre tampant Ritai Tamašunienei, ministerija neskundė partnerystės pripažinimo bylų, yra įsteisėję daugiau negu 20 sprendimų ir šitie apskundimai prasidėjo ministre tapus tik tai Ritai Tamašunienei. Kaip Jūs pastebėjote, yra apskūstos 4 bylos, 3 iš šitų 4 bylų teisinę pagalbą organizuoja ir teikia Laisvės partija. Ir aš net nebejoju, kad tie sprendimai apskundimai bus atmesti ir palikti galioti pirmos instancijos teismo sprendimai. Bet įsivaizduokit, kaip tiems žmonėms, kurių bylos yra skundžiamos, kaip reikėtų šiandien jaustis. Jie turi už savo teisės ne tik kovoti teismuose, bet ir toliau būti žeminami nieko nors kito, o pačios Teisingumo ministerijos ir pačios Teisingumo ministrės, kuri kaip tik priešingai turėtų už to žmonės kovoti ir užtikrinti jiems teisingumą. Ministrė dar kartais viešoje erdvėje išmeta tokį argumentą, kad čia mes skundžiame ne pačios partnerystės faktą, o tik tai pareigojimą užregistruoti tą civilinės būklės aktą. Ministrė vėl meluoja, nes vienoje byloje, iš kurią koordinuoja Laisvės partija, ministerija apskundė kaip tik pačios partnerystės pripažinimo faktą. Ir ten argumentas iš vis yra absurdiškas, nes tos moteris, kurios Lietuvoje pripažino partnerystę, jos yra sudariusios simbolinės tos pačios lyties santuoką užsienio valstybėje. Ir jos tą sudarė nesiekdamos kažkokio pripažinimo, nes Lietuvoje tos pačios lyties santuokos negalioja, tiesiog simbolinės reikšmės. Ir būtent vadovaudamasi tuo, kad moteris sudarė santuoką valstybėje ir ta santuoka nėra pripažįstama čia Lietuvoje, jos esą pagal Teisingumo ministeriją negali registruoti čia partnerystės ir toliau likti teisinio neapibrėžtumo situacijoje. Tai man tai primena absoliučiai teisinį sofizmą, o gal ir net nihilizmą. Ir man tikrai tai visų pirmiausia yra apie Lietuvos Respublikos piliečių žeminimą. Ta Teisingumo ministerija šiandien sistemingai daro. Jūs ir pats turbūt bendraujate su tomis poromis, kurių teismo sutartys yra skundžiamos. Kaip jie jaučiasi?
Aš sakyčiau, jie jaučiasi visų pirmiausia pažeminti, bet aš labai džiaugiuosi stebėdamas, kad jau tos poros, tos šeimos yra pagavusios savotišką sportinį azartą. Sako, Tomai, darykim viską iki galo, jiem taip lengvai nepraeis. Na ir šiuo metu, kaip ir minėjau, turės priimti galutinį sprendimą būtent Seimas ir šiuo metu yra paruoštas, įregistruotas įstatymo projektas būtent Žmogaus teisų komiteto pirmininko ir kitų parlamentarų. Kaip vertinat tą įregistruotą projektą ir kaip galvojate, ar galėtų prasiskinti kelią Seime būtent toks projektas, kuris šiuo metu yra įregistruotas? Tai aš tik tai pasitaisysiu jūs, tas projektas yra paruoštas ne Žmogaus teisų komiteto pirmininko dabartinio, jis yra paruoštas Teisingumo ministerijos ekspertų, specialistų. Tiesiog Rita Tamašūnienė, tapusi Teisingumo ministre, atsisakė vyriausybės vardu teikti šitą projektą, todėl Seimo nariai ėmėsi iniciatyvos ir jau paruoštą projektą užregistravo kaip teisės akto projektą. Aš šį projektą vertinu kaip geriausią kada nors registruotą teisės aktą reguliuojantį partnerystės santykius. Jeigu aš vis dar būčiau Seimo narys, aš už tokį teisės akto projektą vienareikšmiškai balsuočiau. Bet jūs klausėte apie galimybės, ar šis teisės akto projektas bus priimtas šios kadencijos Seime. Tai galiu duoti ranką nukirsti, kad jis nebus net teikiamas svarstyti, nes nėra nė vienos politinės frakcijos Seime, kuri būtų įsipareigojusi, stumti ir kauti su šitą projektą. Taip, liberalų sąjūdis palaiko jį, bet jie nesiema jokios iniciatyvos. Socialdemokratų iš vis nei ideologijos, nei pozicijos aš nesuprantu. Tai jis jau berai užregistruotas prieš gerą pusmetį buvo praėjusių metų pabaigoje. Tai mano klausimas Seimo nariams, tai ko jūs laukiat? Kodėl jūs verčiate Lietuvos šeimas ir toliau bylinėtis teismuose, jei galėtumėt priimti ir sureguliuoti šios santykius, bet akivaizdu, kad tam nėra nei noro, nei politinės valios. Ir įdomų aspektą čia palėtėte. Iš esmės tai kas turėtų prisimti atsakomybę, kad vis dar mes nematome tų sprendimų? Ar Seimas, ar Teisingumo ministerija, ar galiausiai vyriausybė? Nes būtent ir pati premjerė Inga Ruginienė praėjusiais metais buvo susitikusi su LGBT atstovais ir davė tokį kaip ir pažadą, kad žiūrėkite, mes kovosime ir bus užtikrintos tos teisės. Tačiau dabar vėlgi situacija stovi vietoje. Labai geras jūsų klausimas, nes man atrodo labai svarbu šitoj situacijai nustoti badytis vienas į kitą pirštais ir ieškoti atsakomybės, o tiesiog imti ir padaryti dalykus. Bet jeigu į klausimą pažvelgiant iš šiokios tokios istorinės perspektyvos, aš vis tik manau, kad didžiausia atsakomybė, kad tai, kad šie santykiai Lietuvoje dar nėra nesureguliuoti, turi prisimti valstybės vadovai. Pavyzdžiui, priminsiu prezidento Gitano Nausėdos laikyseną praėjusioje kadencijoje. Prezidentas padarė viską, kad tuo metu svarstomas partnerystės ar civilinės sąjungos įstatymas nebūtų priimtas. Organizavo visokias visuomenės nuomonės apklausas, susitikinėjo su religinių konfesijų atstovais ir tiesiog būdu sukurstė tam tikras neigiamas nuotaikas visuomenėje. Taip pat ir labai aktyviai sveikino ir dalyvavo šeimų maršo veikloje. Tai, žinot, aš vis net neturiu menkiausios abejonės, kad partnerystės įstatymas vieną dieną Lietuvoje bus priimtas, o gal bus įteisinta ir santuokos lygybė, bet tam tikrų valstybės vadovų, kurie turėjo didelį pasitikėjimo kreditą visuomenėje ir jo neišnaudojo, spręsdami jautrių žmonių klausimus, šių asmenų neigiama veikla tikrai liks istorijos puslapius. O kaip vertinate premjerė Inga Ruginienė, nes jinai yra pasisakiusi, kad reikia priimti tą įstatymą? Tai aš tiesiog galiu džiaugtis tokiais, kaip pasakyti, skambiais, lozunginio pobūdžio premjerės pasisakymais, bet suprantat, šios komentarus sako ne, tarkim, paprasta Seimo narė ar ministerijos atstovė, jos sako premjerė, valstybės vadovė, kuri turi svertus paskatinti kolegas, telkti koalicijas, priimti sprendimus. Ir žinot, kai premjerė sako, kad aš labai palaikau, o tada kita ranka Teisingumo ministrė, kuri yra tiesiogiai pavaldi premjerai, skundžia ir taso Lietuvos šeimas po teismus. Tai arba ten vyriausybėje nežino, kas ką veikia ir tai yra, kaip skambus dabar pasisakymai, vaikas be galvos, arba tiesiog premjerė eilinį kartą daug šneka, bet mažai dirba. Tai pasigendate tos lyderystės iš ponios premjerės? Tai aš net ne lyderystę tai pavadinčiau. Inga Ruginienė galėtų pasirūpinti, kad Teisingumo ministrė liautųsi skundus į tos pačios lyties šeimų partnerystės pripažinimo sprendimus ir tokiu būdu bent leistų žmonėms
teismų keliu tas partnerystės užregistruoti, nes dabar tokios galimybės nėra, tos poros yra toliau valkiojamos po teismus. Ar manote, kad įmanoma surasti kažkokį kompromisą su Teisingumo ministerija, kažkaip šnekėtis, eiti į dialogą? Ne, aš manau, kad šios sprendimus padiktuoja ideologiniai Teisingumo ministrės įsitikinimai. Aš manau, kad esu įsitikinęs, kad šita Teisingumo ministrė nebeturėtų toliau tęsti šių pareigų. Šiuo metu leidžiama lyčiai neutralią partnerystę registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins būtent detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojama kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai. Tai kiek jau porų yra užregistravusios partnerystę per teismus ir iš esmės, kaip pasikeičia tada situacija, kai jau yra užregistruojama? Tai šiuo metu yra priimta apie 25 teismų sprendimus, apie 20 jų yra teisėja ir dar apie 20 bylų yra taip vadinamam procese. Tai tas skaičius yra labai nedidelis, tai viso labo apie 40 žmonių mes šiuo metu kalbam. Pagrindiniai pokyčiai, tai kad šios poros įgauna teisinį statusą, tai reiškia, yra teisės sistemoje traktuojami kaip šeimos nariai. Na ir Lietuvoje yra apie 60 įstatymų, kurie suteikia partneriams, registruotės partneriams tam tikras teisės ir pareigas. Pavyzdžiui, tas pats paramos įsigijant pirmąjį būstą įstatymas ar apsaugos nuo smurto aplinkoje įstatymas. Tai šitomis teisėmis tos poros, kurios yra pripažinusios partnerystę teismo keliu, gali jau šiandien naudotis, bet yra labai daug klausimų, kurie yra vis dar neišspręsti. Pavyzdžiui, tas pats paveldėjimo klausimas. Ir mes jau turime vieną atvejį, kai dviejų vyrų pora buvo spėjusi registruoti partnerystę teismo keliu ir šių metų pradžioje vienas iš partnerių išėjo anapilin ir dabar yra pakibęs klausimas su valstybinė mokesčių inspekcija dėl paveldėto turto mokesčio. Tai tas klausimas niekaip nėra reglamentuotas ir vėl tas asmuo turės kreiptis į teismą, prašydamas jį nuo tokio mokesčio atleisti. Tai džiugu, kad yra tokia galimybė pripažinti partnerystę apie teismus, bet tai nėra efektyviai veikiantis instrumentas. Kodėl valstybei taip sunku priimti šios sprendimus? Nes vėlgi eilę metų atrodo keičiasi valdžios, ateina vieni politikai, išeina kiti, bet tas klausimas taip kybo ore. Tai aš galbūt galiu pakomentuoti iš savo 20-24 metų kadencijos. Partnerystės klausimas, jis buvo labai svarbus Laisvės partijai ir jis tapo savotišku politinių mainų arba debato objektu. Tai reiškia, oponentai nepalaikė šio įstatymo projekto ne todėl, kad jie iš esmės prieštarautų dviejų mylinčių žmonių tarpusavio santykių įteisinimui, bet jiems buvo labai svarbu, kad šis įstatymo projektas, kuris būtų matomas kaip Laisvės partijos ar valdančiosios daugumos projektas, nebūtų priimtas. Tiesiog labai apmaudu, bet žmogaus teisų klausimas tapo politinės kovos arenos įkaitu. Tai ar realu, kad ši valdančioji dauguma galėtų priimti šį įstatymo projektą, ar čia reikės vėlgi valdžios pasikeitimo, galbūt vėlgi ateis į valdžią kitos politinės jėgos ir jau tada matysime kažkokius realius sprendimus? Aš manau, kad šitoj kadencijoje šis klausimas ne tai, kad nebus išspręstas, jo net nebus bandoma spręsti. Veikiau priešingai, dabartinė vyriausybė veiks priešingai, bandydama apsunkinti partnerystės pripažinimą Lietuvoje ir šį klausimą galės įspręsti tik 28 metų Seimo rinkimai. Galbūt 28 Seimo rinkimuose 28 metų ir pamatysime ir Laisvės partiją, kuri ateis su naujomis idėjomis. Tai būtent galbūt ir pašnekėkim šiek tiek apie politiką. Kita tema, tai Laisvės partija ir Lietuvos žaliųjų partija kitąmet vyksiančiuose savivaldos rinkimuose į Kauno merus nutarė kelti bendrą kandidatą. Tai yra žaliųjų partijos lyderė Ieva Budraitė. Kodėl nusprendėte suvienyti jėgas su šia partija? Apskritai kalbant dabar apie Lietuvos politinę sistemą šiandieninę, atrodo, kad politinės partijos nebeturi idėjų, vertybių ir principų. Svarbiausia yra tapo postai, įvairios maklės, pasigerinti savo asmeninę gerbuvį arba finansinę padėtį. O Laisvės partija visą laiką buvo idėjinė jėga, kuriai politika atvedė labai aiškios vertybės ir principai. Ir mes matom kitų politinių jėgų, kurios irgi labai yra įsipareigojusios aiškiai tam tikriems principams. Taip, galbūt jos yra savo ideologijas skirtingos, bet visų pirmiausia jos galvoja ne apie postus, bet jos galvoja apie vertybės. Ir reaguodami į specifinę Kauno situaciją, kur Kauną jau nuo 2015 metų valdo tas pats meras,
kartu su komitetu Vieningas Kaunas. Apskritai šioje kadencijoje nuo 23-27 metų šis politinis darinys sudaro daugumą Kauno taryboje, net neturėdamas jokių koalicijos partnerių, tai jie turi absoliučią daugumą. Ir tai sukūrė labai tokią savotišką situaciją Kaune, kuri primena carystę. Ir nėra diskutuojama su bendruomenėmis, opozicija, piliečiais dėl priimamų sprendimų. Savivaldybė yra valdomas kaip privataus šeimos verslo įmonė, ar nežinau kaip tai pavadinti. Ir kitos partijos bando mesti iššūkį šitai susidariusiai situacijai, bet labai nesėkmingai. Tai mes įvertinę praėjusių rinkimų patirtį, matydami dabartinės tendencijas, vienijame su Žaliųjų partija, keliam bendrą kandidatą ir bendrą sąrašą Kauno savivaldos rinkimuose. Ir ne tik kalbam apie mūsų bendrą dalyvavimą, bet ir dedam pastangą sukurti platesnę demokratinę platformą, kad visos jėgos politinės, kurios norėtų keisti šią situaciją, galėtų toje platformoje dalyvauti. Tai pasiskelbė apie savo bendrą dalyvavimą, išsiuntėm taip pat kvietimus ir Liberalų sąjūdžiui, Tėvynės sąjungoje ir Demokratams vardan Lietuvos. Labai tikimės, kad šie kvietimai vertins rimtai ir atsakingai ir bendrų pastangų dėka sudarysime alternatyvą Kaune, kad po kitų savivaldos rinkimų Kaunas ir toliau nebūtų vienos šeimos rankose. Tai ką siūlote būtent Kauno miestui? Iš esmės mūsų partijos susitarė dėl 3 principų. Tai pirmas principas yra atviresnis ir skandresnis miesto valdymas. Tai čia galim kalbėti ir apie bendruomenę įtraukimą, ir apie viešuosius pirkimus, apie verslo interesų įtaką sprendimams. Antrasis prioritetas yra aplinkosaugai ir gamtai draugiškesnis miestas. Labai girdim dabar, kad dabartinė Kauno valdžia tiesiog šaiposi iš aplinkosauginių reikalavimų. Na, pavyzdžiui, statant tiltus yra padaroma negrįžtama žala žuvintakiams, žuvų keliams, kurie vyksta tų miesto upėse, o meras iš to juokiasi. Tai man atrodo, tai būti negali. Ir trečiasis mūsų prioritetas arba pasiūlymas kauniečiams yra daugiau erdvės kiekvieno žmogaus verslumui ir iniciatyvai. Tai dabar girdim, kad Kaune verslą gali daryti tik tie žmonės, kurie yra susiję su mero aplinka. Manau, kad situacija yra labai žalinga ir ydinga. Ta būtina keisti. O kaip jūs pats matote savo vaidmenį savivaldos rinkimuose, nes štai buvo Laisvės partijos pirmininko rinkimai ir jūs nesiekėte perrinkimo, visgi pasirinkote tokį sprendimą. Kodėl? Aš ketinu dalyvauti savivaldos rinkimuose, ketinu dalyvauti su jungtiniu Lietuvos Žaliųjų ir Laisvės partijos sąrašu rinkimuose į Kauno miesto tarybą ir ketinu paremti Ievos Budraitės kandidatūrą į mero rinkimus ir tokiu būdu jai padėti, kaip įmanoma pasiekti geresnį rezultatą. Kodėl, vėlgi grįžtu prie savo klausimo, kodėl nusprendėt nebūti perrinktas Laisvės partijos pirmininku? Tai natūraliai mano kadencija ėjo į pabaigą. Man atrodo, kad mano vaidmuo labai buvo instrumentinis stabilizuojant politinę organizaciją po nesėkmingų 24 metų rinkimų. Man tą pavyko padaryti labai sėkmingai, tačiau manau, kad savivaldos rinkimuose savo pagrindinius pajėgumus galiu labiau nukreipti į tą kovą mūšio rinkiminėme lauke, o partijai vadovauti mūsų bendruomenė patikėjo Vytautui Mitalui ir tai manau, kad tai yra labai geras pasirinkimas. Iš esmės, truputėlį matome pasikeitimų pačioje partijoje, nes vis tiek visuomenėje yra tas toks įspūdis, kad tai yra 2 klausimų partija, būtent partnerystės ir nedidelio kiekio narkotikų dekriminalizavimo. Kaip jūs matote tolesnę ateitį būtent Laisvės partijos, ar atsiras, kaip sako dabartinis partijos pirmininkas Vytautas Mitalas, daugiau klausimų? Visuomenė pamatys labiau nei kad tik 2 klausimų politinę jėgą. Laisvės partija niekada nebuvo, nėra ir nebus 2 klausimų partija. Laisvės partija į Seimo rinkimus ėjo su 150 puslapių programa ir manau, kad mes turime atsakymus į visus valstybėje rūpimus klausimus, ypatingai kurie dabar aktualizuojasi dabartinėje erdvėje. Ar tai būtų demografijos iššūkiai, ar tai būtų valdoma migracija. Tačiau, žiūrint į dabartinį politinį lauką ir spektrą parlamente, aš nematau politinės jėgos, kurie atstovautų progresyvių rinkėjų balsus. Šiandien aš neturėčiau už ką balsuoti iš dabartinių politinių partijų, kurios yra parlamente. Todėl Laisvės partija yra labai reikalinga alternatyva. Organizacija ir toliau dirba savivaldybėse, Europos parlamente ir net neabejoju, kad pasiūlys labai gerą programą ateinantiems Seimo rinkimams. O tačiau kaip jūs vertinate tą kritiką, kad visgi ir jūsų vadovavimo laiku, štai sakoma, kad kalbate tik 2 klausimais, daugiau idėjų nesigirdi.
Tai matot, kritikai gali kritikuoti, aš irgi esu laisvas kritikuoti, man svarbiausia yra tikriausiai faktai ir tai, kokius atsakymus siūlo politinė organizacija, kokios diskusijos vyksta organizacijos viduje. Mačiau ir liberalų sąjūdžio atstovo Eugenijaus Gentvilo interviu, kuris irgi vis kartoja tą pačią mantrą, kad Laisvės partija yra 2 klausimų partija. Na, bet Laisvės partija suranda savo rinkėją, žmonės balsuoja ir mato šią politinę jėgą. Tai kviečiu kitas politinės jėgas, organizacijas nebadytis vienas į kitą pirštais, bet susitarti dėl tam tikrų kertinių principų, kad dabartinės vyriausybės valdymas, kurį apibūdinčiau kaip nekompetentinga ir arogantiška, kaip įmanoma greičiau pasibaigtų. Galbūt jau šiek tiek nusibrėžėte aiškesnę tą strategiją, kaip būtent ir pritrauksite rinkėjus, kurie galbūt šiek tiek nusivylę buvo praeitose rinkimuose, kurie galbūt nebalsavo už jūsų partiją. Tai kokią strategiją matote, kaip jų akumuliuoti tuos rinkėjus, kad būtent jie rinktųsi Laisvės partiją? Man atrodo, kam bus labai didelis alkis po šios vyriausybės valdymo, tai bus labai didelis alkis kompetencijai. Laisvės partija buvo ir 20 metais subūrusi didelę profesionalų komandą, atėjusią iš įvairių sektorių, iš nevyriausybinio sektoriaus, iš valstybės tarnybos, taip pat buvusių politikų. Šitą sėkmės formulę būtina kartoti ir labai aiškiai parodyti, kad yra žmonių, kurie turi žinių ir reikiamų įgūdžių valdyti valstybę ir tas žinias ir įgūdžius pasiūlyti rinkėjams. Bet kokios ambicijos, sakykime, kiek merų postų taryboje, kiek žmonių norėtumėte matyti ir kalbant apie tos pačius Seimo rinkimus, žodžiu. Ačiū, labai geras klausimas. Artimiausi rinkimai yra savivaldos rinkimai. Akivaizdu, kad artimiausi rinkimai yra patys svarbiausi organizacijai, kurie patyrė tam tikrą nesėkmę praėjusiuose rinkimuose. Tai tikrai darysime taip, kad Laisvės partijos rinkėjas turėtų pasirinkimą nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje jis gyvena. Tai aišku, kelsime kandidatus į merus ir sąrašus į tarybą ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ten, kur ir turime aktyvius skyrius. Pavyzdžiui, netgi dabar planuojame kelti sąrašą Visagino miesto savivaldybės taryboje, nes turime labai aktyvių jaunų žmonių, kurie nori tam tikro pokyčio ten, kur jie gyvena. Ir tai manau, kad tai yra tikrai labai įkvepiantis pavyzdys. O dėl Seimo rinkimų kokias ambicijas turėtumėte? Tai Seimo rinkimai dar tik tai po 2 metų. Man atrodo, dabar yra labai svarbu dirbti ir telkti bendruomenę, išgryninti programinės nuostatas ne tik apie tai, kas svarbu yra mums kaip politinei organizacijai, bet ir reaguojant į tai, kas yra šiuo metu svarbu politiškai arba aktualu Lietuvos žmonėms. Na ir koksgi gali tikslas būti? Tikslas gali būti vėl turėti darbingą veikiančią Seimo frakciją, kokią turėjome ir po 20 metų Seimo rinkimų. Pakalbėkime šiek tiek apie dabartinės politinės aktualijas. Ko jūs labiausiai pasigendate šiuo metu politinėje darbotvarkėje? Ką matote, kas jūs galbūt stebina, liūdina? Labiausiai pasigendu kompetencijos, nes panašu, kad svarbiausius postus valstybėje žmonės užima ne todėl, kad ir turi tam reikiamų žinių ir įgūdžių, bet todėl, kad tiesiog jiems taip iškrito laiminga korta. Ir taip pat labai pasigendu gebėjimo prisimti politinę atsakomybę. Nutikus kažkokiam skandalui ar rezonansiniam atvejui visą laiką sakoma, palaukime teisėsaugos institucijų išvadų. Tai ką, politinė atsakomybė atsiranda tik tada, kai Seimo narį išveda iš Seimo salės su antrankiais? Man atrodo, kad mūsų politinė sistema šitoje vietoje gali žymiai geriau. Ir dabartinė turbūt situacija, nutekinti registrų centro duomenis, čia turbūt apie tai turėjote omenyje, kalbėdamas apie politinę atsakomybę. Na, tiesiog pateikim konkretų pavyzdį. Institucijos sužino, kad įvyko duomenų vagystė balandžio mėnesio pradžioje. Teisingumo ministerija apie tai sužino balandžio 10 dieną. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, priminsiu, kad reglamentas yra ES teisės aktas, kuris yra tiesiogiai taikomas Lietuvoje, pareigą informuoti piliečius apie jų nutekintus asmens duomenis turi asmens duomenų valdytojas. Šiuo atveju Teisingumo ministerija. Ministerija sėdi 1,5 mėnesio, labai atsiprašau už negražų įsireiškimą, suraukusi užpakalį ir neinformuoja asmenų apie jų nutekintus asmens duomenis, tame tarpe ir mano paties, ir tam iškilusi viešumą, ir tą iškėlė į viešumą ne institucijos, tą išsiaiškino žurnalistai. Teisingumo ministrė sėdi nacionalinio transliuotojo eteryje ir sako, kad tai buvo tokia jos taktika, neinformuoti
žmonių apie jų nutekintus asmens duomenis. Tai aš labai noriu paklausti, ar gali būti valstybės pareigūno, ministro taktika nesilaikyti įstatymo? Ir tai kalba ne bet koks ministras, tą kalba teisingumo ministrė. Tai man atrodo, kad po tokių pasisakymų normaliai demokratiniai visuomeniai tokia ministrė tą pačią dieną lėktų iš savo pareigų, nes akivaizdu, kad jinai yra nei kompetitinga, nei teisiškai raštinga šitas pareigas eiti. Tačiau ką pakeistų pasitraukimas iš pareigų? Štai vyriausybės vadovė sako, kad bet koks atsistatydinimas šiuo metu būtų geriausia dovana mūsų priešams. Tai aš išgirdęs šitą pasakymą premjerės net krūptelėjau. Tai reiškia, jinai valstybės priešais vadina visus Lietuvos Respublikos piliečius, tame tarpe ir mane patį, kuris nepritarė jos vykdomai nekompetitingai politikai. Tai aš manau, kad prisiminus mūsų praėjusią kadenciją buvo kaltinama konservatorių vyriausybė arogancija. Tai man atrodo, tiek, kiek arogancijos rodo dabartinė valdžia, dar reikėtų gerai paieškoti. Tai jūs manote, kad grįžtant prie teisingumo ministrės, kad ji turėtų trauktis? Taip, aš manau, kad teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė dėl jos veiksmų registrų centro skandale ir skundžiant Konstitucinio teismo sprendimus dėl partnerystės turėtų nedelsiant atsistatydinti iš einamų pareigų. Kaip jūs galvojat, kaip susiklostė tokia situacija aplamai, nes, sakot, kad, neturėtumėt net už ką Seimo rinkimuose balsuoti ir kad, pasigendat tos politinės atsakomybės, bet, ar nėra taip, ką ir sako patys valdantieji, kad, kokia valdžia tik neteitų, visada yra tos kritikos ir visada, kaip ir jūs minėjot, jūs irgi buvot kritikuojamas, kai buvote valdžioje, jūsų partija taip pat buvo kritikuojama. Labai geras jūsų klausimas. Manau, šita situacija susiklostė dėl to, kad Seimo rinkimus laimėjo organizacija, politinė organizacija, kuri buvo visiškai nepasiruošusi imtis atsakomybės už Lietuvos žmonių problemas. Ši organizacija neturėjo nei ką skirti į ministro pirmininko postą, ši organizacija neturėjo ką skirti į ministro pareigas ir dar galiausiai į koaliciją pasiėmė kriminalinių nusikaltėlių gaują, kuri panašu rūpinasi Seime savo asmeniniais finansiniais interesais, o ne Lietuvos žmonių gerovę. Tai čia tiesiog yra kaip geras posakis, tobula audra. Ir mes šiandien esame tos audros epicentre. Truputį reziumuojant visą mūsų pokalbį, kaip jūs įsivaizduojate aplamai, sakykime, po 5 ar 10 metų visą tą politinę sceną mūsų? Ar matysime jau priimtus sprendimus dėl partnerystės? Kaip jūs viliatės galbūt, kaip jūs įsivaizduojate? Manęs dažnai bičiuliai pažįstami ar žmonės, kurie atpažįsta mane gatvėje, klausia, tai kas bus su Lietuva prie šios valdžios? Ir aš jiems visą laiką sakau, nieko nebus, viskas bus gerai. O viskas bus gerai todėl, kad šiaip valstybės aparatas labai yra inertiškas. Nepriklausomai nuo to, kas užima aukščiausius valstybės postus, vis tiek valstybės tarnyboje dirba labai daug kompetentingų specialistų, Lietuvos žmonės toliau kuria verslą, inovacijas, kultūrinius projektus. Tai viskas bus gerai nepriklausomai nuo to, kas yra valdžioje. Mano vienintelis nerimas yra susijęs su tuo, kad kas bus, jeigu mūsų valstybėje netyčia įvyks kokia nors didelio masto krizė. Ir aš nebūtinai kalbu čia apie kažkokią karinę agresiją, betgi gali būti įvairių variantų, ar ne, ar kažkoks incidentas Astravo atominėje elektriniai, ar dar kažkas. Tai atsižvelgiant į tai, kaip reaguoja į krizės dabartinė valdančioji dauguma ir vyriausybė, akivaizdu, kad jie yra neįgalūs tvarkytis, jie yra neįgalūs prisimti politinės atsakomybės ir šitas registrų centro duomenų vagystės atvejis tą labai aiškiai parodo. Tai aš labai tikiuosi, kad nenutiks jokių blogų dalykų greitų metų, tol, kol į valdžią ateis tie žmonės, kurie realiai gali prisimti atsakomybę. O kada manote, vėlgi grįžtu, kada turėsime jau registruotą partnerystės įstatymą? Tai aš kaip ir minėjau pokalbio metu, šitas klausimas bus sprendžiamas po 28 metų Seimo rinkimų. Supratau, tai ačiū Tomai jums labai už pokalbį ir čia buvo laida Elta Kampas ir iki kitų susitikimų.